pradėsiu nuo įdomesnio dalyko, ką galbūt žinojate, o galbūt ir ne, kad žodis procentas reiškia per cento arba iš 100 iš italų kalbos arba lotynų kalbos. Tai jeigu mes sakome 20%, mes suprantame kaip 20%. Mes neturime kažkokios papildomos reikšmės. Tačiau italas išgirdęs 20% arba 100%, 100%, jis tai suprasto kaip 20 iš 100, 20 per 100, 20 iš 100, 100 per 100, 100 iš 100. Taigi italai jie supranta tai visai kitaip negu mes. Mums žodis procentas tai kažkoks matematinis pavadinimas. Jiemgi tai labai aiškiai išdėstytas, kad tai yra iš 100. Todėl labai dažnai statistikoje ir analitikoje mes stengiamės vengti to žodžio procentas. Ir procentą mes išreiškime kitą reikšmę. Jūs galite pamatyti ekrane, kad tiesiog padaliname iš 100 tą procentą, atsikratome tų procentų iš 100 ir pasirinkam, kad tai būtų viename. Kiek yra viename dalelių tos jūsų, ko jūs ieškate. Pavyzdžiui, jeigu tai būtų 50%, tai dalelėm išreikšti būtų 0,5. Jeigu tai būtų 25%, tai 0,25. Jeigu 10%, tai 0,1. Pamatysite, kad šiame skyriuje ir jūs darysite lygiai tą patį, tik tai bus paslėpta ir nepaaiškinta vadovėlėje, kodėl jūs taip darysite.